viršelio rekordininkės paskelbti ir apdovanoti kviečiu žmonių vyriausiąją redaktorę Dainą. Plojimai. Taigi, Daina, paskelbkite nugalėtoją. 15 kartų žmonių viršelyje Agnė Jagelavičiūtė. 15 kartų žmonių viršelyje Natalija Bunkė. Prašom į sceną. Bravo! Bravo! Agnė Jagelavičiūtė, Natalija Bunkė. Plojimai, netyla plojimai, gerbėmiai svečiai, tai yra rekordininkės. Na ir šį vakarą mes turime apdovanojimą, bet jis yra vienas. O kaip jūs jį dalinsitės, mergaitės? Na, gal tiesiog vieną dieną viena pas vieną, kita pas kitą. Kaip, Natalija? Miela vedėja, aš labai džiaugiuosi, kad dėl šito apdovanojimo mums nereikės kapoti su Agne. Agne, kaip manai? Aš tikiuosi, kad mes draugiškai pasidalinsime. Aš irgi norėčiau. Ačiū Dievui, kad mums nereikia dalintis vyrų, žinai. O čia palauk. Maža ką. Žiūrėk, kaip mes su zvonkais ant scenos, tai gal ant viršelio būsim kažkada. Okay. Mergaitės, nesipykim, viskas gerai. Aš manau, kad jūs abi esat nepakartojamos ir šį vakarą tai yra stebuklingas vakaras ir aš manau, kad mes kažkokiu būdu juk galime padalinti šį apdovanojimą į dvi dalis čia ir dabar. Daina, ar tai įmanoma? Taip. Scenoje dvi žvaigždės vertos atskiro savo nepakartojamo apdovanojimo. Plojimai, ponios ir ponai. Ačiū mergaitės. Tai sakysim kažką dar ar ne? Aš manau, kad kažką pasisakom. Sakykit. Iš tikrųjų, šiandieną teko peržiūrėti savo tos 15 viršelių ir, žinot, užstrigo tai, kad pirmame viršelyje antraštė buvo tekėsiu tik vieną kartą. Na ką, niekada nesakyk niekada. Daina, kaip manote, trečios vedybos ant viršelio bus? Tai žmonės, man atrodo, laukia, nesulaukia. Žmonės. Aš tai norėjau pasakyti, kad pavyzdžiui, sveikinu tave Natalija su 15 viršeliu, bet mano tai 16. Mano šiaip irgi, Daina. Mano tai 16. Jūsų abiejų mergaitės yra 16. Jūsų abiejų. Gerai, baigiam šitą. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad jokia nepaslaptis, kad žmonės visą laiką buvo mudviejų karjeros didžiausias rėmėjas. Ir to niekada nepamiršiu, visą laiką jaučiu žmonių petį ir visą laiką galvoju, kaip jūs pateisinti. Ir ačiū, kad esat. Ačiū žmonėm, ačiū, kad mes augom kartu su žmonėm. Ačiū jums. Dėkojame mergaitės, jums plojimai.